Taip kaip jau Darius sakė, aš irgi pritariusi. Šiandien labai gera diena. Kaip ir kiekviena diena nauja ir jinai gera. Joje visko gali būti, ir sunkumų, ir pergalių, bet kiekviena diena yra gera, nes ji Dievų duota. Ir palaimintas tu žmogau, jeigu tu atsibudai šiandien rytą, dar labiau palaimintas, kad esi šventųjų tarpe, aš kalbu rimtai, nes aš žinau, kad Dievas tau kalbės. Dievas pats tau patarnaus. Jeigu tau reikalingas išlaisvinimas, jis išlaisvins. Jeigu tau reikalinga tiesa, jis apšvies. Jeigu tau reikalingas padrasinimas, jis padrasins. Jeigu tau reikalingas pabarimas, jis pabars. Ir tai, kas yra reikalinga tau, iš šiandien tau paruošęs. Aš nežinau, kas tau reikalinga. Niekada nepagalvokit, kad aš žinau, ko jums reikia. Nes kitais iki, aš ne vienas iki ir ne du esu girdėjus tokios pareiškimus, arba ne vieną, kelis kartus į tokį kaltinimą. Viena sesė mūsų tarpe atsivedė naują draugę, tiesiog, kuri pirmą kartą buvo mūsų tarpe, mūsų susirinkime. Ir tą dieną aš kalbėjau. Ir aš kalbėjau, tiesiog kalbėjau, tai ką aš supratau, turiu kalbėti. Ir ta draugė pribėgo prie mūsų sesės ir sako, kodėl tu, pastoriai, viską apie mane papasakojai? Kaip jūs šitaip darote? Kodėl, tai gal tu mane atsimeni, ta prasme? Ir tai yra dėl to, kad Dievas žino jūsų širdis. Aš nežinau. Aš kitas iki kada kalbu, mano kalba gali taip pasisukti, ir aš kitas iki klausiu, aš galvoju, Dieve, aš net negalvoju, kad taip yra. Aš esu įrankis Dievo rankų ir bet kas stovi čia priekį, tai yra įrankiai, tai yra žmonės kanalas, per kur Dievas gali tarnauti. Per tas dovanas, kurias suteikė. Bet tu ir aš pasitikėkim Dievu ir laukim jo šiandien. Amen? Lygiai taip pačiai man reikia. Aš kitais iki pamokslaudavau, jums pamokslauju savo. Ir girdžiu savo. Nes mes visi mes čia esantys, esam tos pačios ganyklos avys. Visiškai nieko nesiskiria stovintis priekis sėdintis ten. Kitas iki šitas priekiai gauna daugiau strėlių iš kur nors. Ir kitas iki reikia baldų ir palaikymo, kad ten pusiaukelį kur nors nesustotų. Bet kitu atveju visi mes vienodi, visiems mums reikalingas tas pats maistas, tas pats žodis, ta pati Dievo dvasia, tas pats pataisimas, tas pats padrasinimas, ta pati paguoda. Amen? Amen. Visi susitarė tikė Dievu. Amen? Ir jis rodys ir kalbės. Aš šiandien pratęsiu mintį, kalbėdama apie tikėjimą ir noriu kai ką svarbaus parodyti. Kalbėsiu visiems, kurie norit sekti Dievu. Gerai? Kalbėsiu šiandien visiems tiems ypatingai, kurie norit sekti Dievu. Jums ne tas pats, jūs tikrųjų apsisprendėt sekti Dievu. Tie, kurie dar nenorit sekti Dievu, bet atėjot pasižiūrėti, kas čia vyksta, viskas gerai. Aš esu tikras, tu užsinorėsi sekti Dievu. Aš tikras ar tikra? Tu užsinorėsi sekti Dievu. Nes juos sekti nėra paprasta, nėra lengva, kai kada būna labai baisu, bet labai įdomu. Aš kuo toliau gyvenu, žinot, aš tikrai negaliu laikytis dažną kartą, galvoju, Dieve, kaip įdomu sekti Dievu. Kitas iki, Dieve, kaip baisu sekti tavim, bet kaip įdomu sekti tavim. Kaip įdomu su tavim gyventi, kaip įdomu atsibus ir žiūrėti, kad Dievas šiandien vėl atvers, ką jis padarys mano gyvenime ir per mane. Su Dievu tikrai nenuobodu, patikėkit, su Dievu niekada negali būti nuobodu. Niekada. Jeigu vargstat nuo nuobodybės, pradėkit sekti Dievu. Aš jums garantuoju, tikrai to dalyko nebeliks. Tikrai neturėsit kada nuobodžiauti. Tikrai neturėsit kada žiūrėti pro langus į kitų žmonių gyvenimus. Tikrai ne. Jūs vos spėsit gyvenimą gyventi, reiškia, nes ten taip aktyvu viskas, taip juda, taip įdomu, tiek daug visko padaryta, tiek paruošta daug, kad nėra kada sustoti ir nuobodžiauti. Ir kalbėdama apie tikėjimą grįšiu
grįšiu prie eilutės, kurią skaičiau praėjusį kartą, praėjusį sekmadienį, Hebrajams 11 skyrių 6 eilutėj, atsiprašau, pirmiausia, Galatams 5-6, tą skaičiau, o dabar skaitysim Hebrajams 11-6. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, nei neapipjaustymas, o vien tik tikėjimas, kuris veikia meilę. Susumavus visą, sako, ką kalbėjom, visą, ką ginčijomės, visą, ką dėstėm, darbais, nedarbais, sako, galiausiai turit suprast, kad Kristuje Jėzuje, reiškia krikščionybėje, svarbiausia, viskas galiausiai prieina prie tokios vietos, kur viskas veikia tikėjimu, reiškia, lieka tik tikėjimas, kuris veikia meilę. Ne tik tikėjimas, bet kuris veikia meilę. Tikėjimas, kuris veikia meilę, sako, čia yra pamatas viskam. Į tai žiūrėkit, to mokykitės, apie tai daugiau kalbėkit ir tai bus stiprybė jūsų gyvenimui. Ir Hebrajams 11 skyrių 6 eilutėj sako, o be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Ar yra žmonių, kurie norit patikti Dievui? Norit. Mes jau jam patinka, bet jis taip džiaugiasi, kai mes darom tai, ką iš čia sako. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Tai reiškia, kitais žodžiais galima pasakyti, kada Dievo žmonės tiki, Dievui tai patinka. Kada žmonės Dievo tiki, gyvena vis dar tikėjimu, Dievas laimingas, jam tai patinka. Kitoje rašto vietoje yra, sako, kai Dievas grįš vieną dieną ir jis kalba apie bažnyčią, kai jis grįš atgal į savo namus, žinau, ką klausė, sako, ar aš dar vis rasiu ką? Tikėjimą. Jis nesakė, kad jie dar vis sėdės toje pačioje bažnyčiai. Sako, kai ateisi į jų tarpą ir pasižiūrėsi, ar dar rasiu tikinčių, ar dar rasiu, kurie vis dar žino, kad aš esu. Nes čia sako, o be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, ir kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti pirmiausia, kad jis yra. Šiandien paklausiu tavęs ir tu nesakyk man garsiai, bet savo atsakyk. Ar tu tiki, kad Dievas yra realus asmuo, kuris mato, girdi ir gyvena tavy ir visada su tavim ir visada už tave, jis aplamai, jis yra. Ar kada nors buvo jums, jau galbūt tikintiesiems, kurie praėjo metus ir turi 5 su Dievu, ar buvo kada nors tokias mintys ir tokias įkyrios pakankamai mintys, galbūt per kažkokias situacijas ėjai, galbūt ir ar laukia iš Dievo ateinančių dalykų. Ir tuo metu, arba aplinkinių žmonių gyvenimus matyti, kaip jie griūna, tikinčių žmonių gyvenimus, ar kažkokios aplinkybės turėjo būti, jeigu ta mintis taip efektingai galėjo suveikti. Tokia mintis, o gal Dievo visai nėra? Ką čia Rimo kalbi, čia mes tikinčiųjų susirinkimas. O gal Dievo visai nėra? Gal tu prisigalvojai? Niekam taip nebuvo? Nemeluokit. Gal Dievo visai nėra? Gal tu tiesiog prisigalvojai? Geros nuotaikos buvai tada, ar ne? Jausmų kažkoks bagažas atsidarė ir tu tiesiog prisigalvojai. Ir jo nėra gal. Gal iš tikrųjų mirsim ir viskas su tuo ir baigsis? Kaip kai kurie filosofai sako. Ir tas mintis ateina. Ir aš dabar to jis dar ateis. Ir kai žiūri į savo kūną, kai žiūri į savo bažnyčią, sako, ar aš dar vis rasiu tų, kurie šiandien drąsiai atsistos ir sakys, aš žinau, kad žinau. Mano Dievas gyvas. Mano Dievas kalba. Aš šį rytą su juo kalbėjausi. Aš kalbėjausi su juo. Jis dar vis gyvas. Iš tikrųjų kalbėjausi. Iš tikrųjų aš su juo kalbėjausi ir skelbiu jums, jis vis dar gyvas. Ir vis dar kalba. Ir vis dar gyvas. Ir vis dar visatą valdo. Jis vis dar gyvas ir jis gyvens per amžius. Amen? Niekas to nepakeis bažnyčia. Tu gali jo tikėti, gali ne. Nuo to priklausys tavo ir mano likimai, bet jo egzistencijos nepakeisim. Ir jo neišstumsim iš visato savo netikėjimų bažnyčią. Savo pakenksim, bet jo neišstumsim niekada.
Jį galim išstumti iš savo gyvenimo. Bet jis gyvas lieka visada. Jis gyvas šiandien, rytoj per amžius. Ir tavo ir mano dalis pasitikėti juo, tikėti juo iki pat galo. Jis yra. Ar aš jį jaučiu visada? Ne. Ar aš jį matau plika akim? Niekada nemačiau. Niekada nemačiau. Yra žmonių, kurie matė atvirą regėjimą, bet jų nedaug yra. Jų tikrai nedaug. Ir tam paprastai, jeigu Dievas apsireiškia kažkaip ypatingų būdų, klausykite atidžiai. Tam visada bus misija. Dievas neteina for šou. Žinai, kaip sako, jis netėjo šou daryti, tiesiog paralinksminti tave, kai liūdna. Šou kažkokią padaryti. Jis, kai ateina kažkokiu ypatingu būdu apsireikšdamas, už to visada stovi misija. Ir mano gyvenime, kur jisai yra apsireiškęs kažkokiu ypatingesniu būdu, negu elementariai kalbant į mano dvasią, per žodį į mano dvasią, keli momentai buvo. Ir aš visą laiką mačiau, kad po to vyko labai dideli sunkumai mano gyvenime ir man reikėjo išgyvenimo tam tikro, nes kitaip aš nebūčiau praėjus, man būtų buvę per sunku. Ir jau šiandien, kai ateina ypatingas apsireiškimas Dievo, patikėkit, aš labai garsiai nereikiu ir garsiai neploju, nes aš žinau, kad žinau. Eisi per kažką ir aš žinau, kad tai bus kaip inkaras. Kaip inkaras, brangieji žmonės, niekada nesusigundykit ir niekada nepasiduokit tam stebuklų ieškojimui tik tai. Atsargiai. Kažkokiu antgamtiniu išgyvenimu ieškojimu. Taip, mumise yra antgamtiškumo momentas ir mes jų norim. Tai normalu. Ir reikia laikas, jeigu reikia, Dievas tau suteiks tam tikrus pergyvenimus. Bet jeigu tu pasiduodi šitam, tu gali labai paklysti. Ir dar vieną dalyką. Nes išgyvenimus tam tikrus ir priešas sukuria. Jausmus tam tikrus ir tam tikrus vaizdus ir stebuklus, nebūtinai pats Dievas. Dėl ne to Dievas sakė mus ieškoti, ieškoti pačio mane, sako. Ir visa kita bus pridėta to, ko reiks, tas bus pridėta. Vieną dalyką, dar kalbant apie tikėjimą ir kalbant apie stebuklus ir ženklus. Kodėl aš tai kalbu? Nes dažną kartą žmonės, kada klausai pamokslus apie tikėjimą, dažniausiai ir greičiausiai yra suvedama kažkokie tai antgamtiniai pasireiškimai tik tai, kažkokie tai tie stebuklai vadinami tokie antgamtiniai ir tai tik tai va taip ir atrodo tikėjimas. Visai ne. Visai ne. Ir mes kai ką pamatysim. Žinokit vieną, stebuklai, kurie man irgi labai patinka, ir tau jie patinka, ir su to viskas gerai, jie neaugina žmogaus. Pakartosiu. Ir aš jums atsuksiu jūsų gyvenimo atvejus ir jūs pamatysit, kad tai jūsų neaugino. Stebuklai, kuriuos mes patiriam, stebuklus, kuriuos mes patiriam ir mes juos patirsim, aš jums garantuoju, su Dievu einant mes patiriam tuos dalykus. Tuos visus antgamtinius kažkokius išgyvenimus, staiga kažkokie atsidaręs dangus ar kažką. Bet tai mūsų kaip dvasinių žmonių neaugina. Tai padrasina, tai sustiprina tam kartui, augina mus tikėjimas Dievu kasdienybėje, sekant juo, judant link tų stebuklų. Pasakysiu taip, dalis, kuri tave augina tikėjime, judant link atsakymo, tai yra dalis nuo minutės, kai tu pasimeldei Dievui, padėk man Viešpatie šitoj srity. Padėk man Viešpatie, išves mane iš šitos situacijos. Ir Dievas sako, gerai, einam. Nuo tos pirmos akimirkos, kai tu paprašėjai, Dievas sako, einam. Va čia yra etapas, čia yra dalis tavo gyvenimo, iki pačio pasireiškimo jau fiziškai, stebuklo to, kuris ateina į tavo gyvenimą, va šitą atkarpą, šitas ėjimas paskui Dievą, sekant kasdien tikėjimu ir augina tavo vidinį žmogų. Ir mums to reikia, kad mes išliktumėme ir nebūtumėme daugiau kaip maži vaikai, mėtomi bet kokio vėjelio. Klausykit atidžiai, bet kokio mokymo, bet kokio stebuklo. Ten stebuklai, visi bėga į tą. Jau baigėsi ten dabar, visi į tą vietą iškėsi. Girdėjau, ten plona davina, vėl visi bėga. Ir tokiu būdu nieks neauga, suprantat? Mes matome stebuklus ir jie gerai, bet ne tai mus ugdo, ne tai mums Dievo širdį atveria labiausiai.
Ne tai iš tikrųjų mus subrandina kaip Dievo žmonės, kurie galiausiai iš mažų vaikų, kurie patys nežino tiksliai, kurie eina. Maži vaikai kaip elgiasi, nori valgyti, bet man neįdomu, kad mama ten visai irgi pavargus, man bet dabar Dieve, ir man neįdomu, kad čia tikėjime yra kantrybė. Jokio man kantrybų nereikia, man dabar, pieno. Neįdomu, kad mama neįsimegojus, reiškiasi, ir vos stovi ant kojų, kad ir gulėt mama, dabar. Tai vienas iš pasireiškimų dvasiškai, reiškiasi, nebrandaus žmogaus ir mes visi to pradedam ir tuo viskas gerai pradžioj. Bet jeigu praėjo 10-20 metų su Dievu ir vis lygiai taip pačiai tu taip elgiesi, kažkas ne taip. Jau 2 metų mano sūnus mažas mūsų Timotiejus, kai jis jau nori valgyti, dar prieš pusmetį gerą, jeigu jis valgyt nori, sakau, dabar mamytė nueis ir išpirks makaronų. Gerai, palauksi. Ne, makaronų. Ir kol tie makaronai verdama, jis laikai skamba, makaronų. Suknelis, kur dar 2 minutės, dar makaronų. Ir tai normalu buvo tada. Bet dabar jau jam 2 metai ir truputis. Ir kai jis dabar nori valgyti, ir sakau, Timotiejau, mes to išvirsim makaronų. Palauk, truputėlį palauk. Makaronų, palauk, makaronų. Makaronų, dar bet jau žinau, palauk. Ir aš džiaugiuosi, mano sūnus auga. Aš žinau, kad jis auga, jis pradeda suprasti tam tikrus dalykus, įeiti į kito žmogaus truputį padėtį, jau užtarti ir užjausti. Ir kai aš pasakau savo sūnui Pauliui makaronų, kuriam yra 16 metų, aš jau kai kada sakau, virkis pats. Virkis pats makaronų. Ir sesė švirti. Suprantat, ir tai normalu. Tas pats yra ir dvasiai. Girdit, tas pats yra ir dvasiai. Ir kai mes judam tikėjimu, mes turim judėti juo. Ir nebijoti, kad kiekvienam žingsnį nevyksta tie įsivaizdavojami stebuklai, kurie turėtų vykti, nes kitaip aš netikėjime. Jeigu kasdien nevyra žvaigždės man prieš mano veidą, aš tikriausiai netikinti. Jeigu kasdien antgamtiškai man niekas neatneša sriubos pasibelyti, reiškiasi aš netikinti. Ne. Mes pasižiūrėsim, kad raštas ne taip mus moko. Ir jeigu žiūrėsit į pavyzdžius užrašytus rašte, jūs matysit, kad visi stebuklai, kurie įvyko, ten buvo procesas. Trumpesnis arba ilgesnis. Ten buvo procesas. Ten kažkas žmogaus gyvenime vyko. Ten žmogus kažką darė. Ten buvo laiko intervalai. Atkabos tam tikros laiko, ar ne? Nuo minutės, kai žmogus atrado savyje poreikį tam tikrą, atnešė Dievui ir tam tikras laikas praėjo. Ir jeigu žmogus judėjo tikėjimu, jis būtinai atras save ten, kur turi būti. Ir tikėjimu mes judame. Tikėjimas yra ta dalis, kur mes atsakom Dievui. Girdit? Dievas už mus nepadarys žingsnių tam tikrų. Tikėjime mes dalyvaujame taip pat. Yra mūsų dalelė, nedidelė, bet yra dalelė, kurią mes turim žinoti ir turim veikti. Ir tu tikriausiai pastebėjai, jeigu judėjai tikėjimu iš taško A į tašką B ar jau į paskutinį, kai dalykai vyksta, kai jau ateina tas rezultatas, kai tu atsisuki galvoji, geriausia dalis tame, tai ne rezultatas. Jau nes kai jau priėjai iki to rezultatą, jau man čia Dieve ir nereikia. Aš jau čia išsilaisvinau nuo visko, kas mane veržė. Ir kai tu jau prieini prie to atsakymo, jis netoks ir svarbus. Ačiū Dieve, taip, labai gerai ir už tai. Bet tu kai atsaki, tu supranti, kad tas sunkusis periodas, tas procesas, kurio tu tuo metu nepakentei. Tu neapkęs negalėjai, ar ne? Atėjai pirmą kartą į sporto klubą, ar ne? Vyrai, tarkim, ar ne? Ir pasižiūrėjo prieš išeidamas vyras į veidrodį ir žiūri, čia reikia kalniuko, ar ne? Čia būna kalniukai. Reiškiasi čia kalniuko. Reikia kalniuko. Reikia kalniuko. Ką daryti, mama, ką daryti?
gali į sporto klubą užsirašyti. O, kaip liuks, einu į sporto klubą. Nueinu į sporto klubą ir ateina pas trenerį, sako, ką daryti, kad kalniukas va čia būtų. Mano poreikis yra kalniukas ant šitų rankų. Reiškiasi, ir tau treneris sako, dabar paskui mane. Čia yra svašiai. Pasižiūrėte, nu kiek čia, nežinau, kilogramų kiek pakelda. Nu, 40, 50. Tu 50, tu 60, nu nesvarbu, nu 50, tegu neviduriu kaimo. 50, sako, 50, tau 50. Jo, 50. Nu jo, tau 50, ne man 50. Tu imk šitus varščius dabar ir kelk. Aš? Ne, man kalniuko reikia. Aš, suprantat, aš atėjau kalniuko, aš pinigus susimokėjau šiaip. Eidamas į šitą klubą, man kalniuko čia reikia, man šitų rankų. Tai Dievas sako, ne Dievas, tas treneris sako, viskas gerai. Ir Dievas sako, viskas gerai, bus tie kalniukai. Kelk! A, čia taip reiškiasi darosi viskas. Ir tu paimi, ir tu... Čia taip sunku. Nežinau, ar kalniukų noriu. O čia taip chemius. Nežinau, ar čia man patiks šitas kelias. Gal turit kokį geresnį, gal kokių vaistų, tabletę galėčiau išgerti kokią. Dabar kaip žinot, kaip reklamuoja. Išger kapsulę, užsiger vandenį ir kalniukai išaugs. Reiškiasi. Ir silikono, ar nepatepsi. Tai nevyksta! Taip nevyksta fiziškai, taip nevyksta dvasiškai, girdit mane? Yra dalis tikėjime, kur mes keliam savo svorį. Svorio, kurį tu keli savo situacijai, negalima lyginti, klausyk atidžiai, su kaimyno svoriu. Nes jeigu tas vargšas žmogus, kuris kėlė 50, paraudanavo bekeldamas, pasižiūrėtų į tą, kuris kelia 200, galim iškelti? Nu gerai, 150. Ir jis pasismetų vietą, sakytų, su manim viskas negerai. Koks čia tikėjimas? Čia 150 ir šiaip mažiau paraudanavo keldamas negu aš. Ne, sakote, bus kiekvienam pagal šiandien dienos tavo tikėjimą. Tavo tikėjimas tau pakankamai sunkus. Su nieko kitų lygiai negalima, tu turi savo tikėjimo kelią ir tu jį turi nueiti, paklusdamas Dievui, kuris rodo tau kelią. Atkarpa ir etapas tikėjime nuo paprašymo, nuo pasikreipimo į Dievą ir iki stebuklo fizinio pasireiškimo yra svarbiausias tavo gyvenimui, tavo vidiniam žmogui, tavo augimui. Ten tavo žmogiškumas pradeda palenkti galvą. Ten tavo išdidumas nusiima kepures. Ten baimės pradeda trauktis. Ten ateina laisvė nuo neteisingų įsitikinimų, kurie tave valdė visą gyvenimą iki šios minties. Ten vyksta tikri dalykai, tikri išlaisvinimai, kurie išlieka. Ir ta dalis nelengva. Girdit? Nelengva. Bet jinai ne per sunki. Dievas sako, niekada neleis daugiau tavo gyvenime, negu tu gali pakelti. Treneris tas, kuris pasižiūrėjęs į žmogaus kalniukus, tai jis tik ateina. Jis tikrai nedaus tau 150. Nebent būtų žudikas koks nors. Jis tikrai neduos, jis duos tau tiek, kiek reikia. Bet po kelių ten mėnesių ar savaičių jis uždės dar 10, ir dar 10, ir dar 10, ir dar 10. Ir žiūrėk, praeina pusmetis ir tu išeini su kalniukais. Haleliuja! Dievas stebuklą padarė. Ir aš žinau, kad per tą laiką tu pamėgsi tą judesį. Tu pamėgsi labiau negu kalniukus. Tu čiauksiesi ne kalniukais ant rankų dideliais ryškėsi. Bet, wow! Tas procesas visas, įdomu. Tai gerai, tai sveika, tai judesys. Iš to įsineši daug daugiau negu tik tai tuos kalniukus ant savo rankų. Daug daugiau negu stebuklą. Ir nevadink savęs netikinčiu, jeigu šiandien pasimeldęs ant rytojaus nematai rezultato fiziškai. Nevadink taip. Aplamai, kas yra tikėjimas? Tikėjimas, sako, laiduoja mums tai, ko nematom. Viliasi tuo, ko mes nematom, neapčiuopiam. Kai jau yra fizinis pasireiškimas, tikėjimo tam nereikia.
reikia. Dan padaryta. Viskas. Tam tikėjimo nereikia. Kada tikėjimo reikia? Kada dar niekas nesimato. Kada tu įdėjai tą sėklą į žemę, tu išgirdai iš Dievo, tu pamatei, tu supratai, įdėjai į žemę, patikėjai Dievu. Ir čia reikia tikėjimo, kad laiko atėjus išaugs dalykai. Vaisius išaugs. Ir bet koks ūkininkas, bet koks žemdirbys nesinervuoja ten lovoje atsigulęs, išaugs, sudėjau, nežinau, ar išaugs. Išeina rytoj, nėra nieko, žmonom tikriausiai nieko gero, iškasam viską atgal, suvalgysim bent. Tai nevyksta, dėsniai principai. Ir jeigu taip žmogus darytų, sakytų, tu ką, aš pradėjai, pasitikrinti reikia, čia kažkas ne taip. Bet dažną kartą mes tikėjome, taip dvasiai, mes taip elgiamės. Pasimeldėm ant rytojaus, neatsidarė duris. Kažkas ne taip. Nieko, darom ką nors, nes čia kažkas ne taip. Tikėjime mes ir judam tikėjimu. Ir tikėjimas, brangieji, nesiremia mumis, suprantat? Tikėjimas pakelia akis į Dievą, kuris yra visagalis, ir ten tas akis laiko. Tikėjimas pakelia akis į Dievą, kuris yra tvirtas, kuris yra visagalis, ir aš nežinau, kaip jis tai padarys, bet jis padarys. Gal tas atsakymas netrodys tiksliai, kaip aš įsivaizduoju, bet jis bus tobulas. Jis tikrai nepalik manęs mirti, jis tikrai manęs nepalik šitoje vietoje. Ir aš pastoviai laikau akis pakeltas į ten. Ką reiškia akis pakeltas? Mes girdim dažnai, ką reiškia akis. Akis pakeltas reiškia mintis pakeltas. Mintis pakeltas. Mintis pakeltas, pirmiausia. Akis pakeltas yra mūsų mintys pakeltas. Paskaitykime vieną raštą vietą iš Hebrajus 10 skyriaus 37-39 eilutės. Sako taip. Juk dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Čia kalba apie pačio Kristaus grįžimą. Mano teisusis, klausyk atidžiai, kaip jis gyvens. Mano teisusis gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, reiškia, brangieji, teisėjai, tikintieji, mums įmanoma pasitraukti. Jeigu jūs paskaitysite šitą pačią 10 skyrių truputį aukščiau, aš retai tą vietą skaitau savo. Ir šiandien neturiu paraginimo jos skaityti, nes kažkada jų paskaitysim, bet ten kalba, kad įmanoma atsitraukti nuo tikėjimo, įmanoma palikti kelią, įmanoma. Ir užtat jisai sako, mano teisusis gyvens tikėjimu ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela jo nebesigerės. Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai, savo pražodžiai, bet laikomės tikėjimo, kad, klausyk atidžiai, kad išgelbėtume savo sielas. Bet mes nesam tie bailūs pabėgėliai, kurie traukiamės nuo tikėjimo, bet laikomės tikėjimo Dievu, kad jis yra, kad jis mato, girdi jo žodžiu, kad tai, kas pasakyta, yra tiesa, kad galėtum išgelbėti savo sielas. Ką tai kalba? Ką tai kalba? Aš esu 2 kartus sakiusi pamokslaus, bet pakartosiu. Mes esam dvasia, turim sielą, gyvenam kūne. Kai atgimsta žmogus, atgimsta jo dvasia. Siela lieka ta pati neatnaujinta. Ten mintys, mąstymas, supratimai, emocijos, jos tos pačios senos. Ir užtat raštas sako, Romiečiams 12:1-2, antroji eilutė sako, maldauju, prašau, atnaujinkit savo mintis, savo protą, kuom? Dievo žodžiu, kad galėtumėt suprasti, kas yra tobula Dievo valia tau. Čia kalba apie mintis. Ir čia kalba, kad, reiškia, mes tikėjimu laikomės, kad mūsų ir siela būtų išgelbėta, kad jinai pasijungtų dvasiniam žmogui. Ir taip, kaip jinai buvo įpratus sielą veikti pagal tai, kaip kūnas vedė, o kūnas vedė, ką matom, ką girdim fiziškai, ką matom fiziškai, ką jaučiam fiziškai, ką užuodžiam fiziškai, ką galim pačiupinėti fiziškai. Mes tai vadindavom realybę. Ir tai mus vesdavo, mūsų siela taip vedė, mums taip vadovavo. Ir sako, dabar viskas turi persiversti.
seną nusivilk būdą gyventi, seną būdą gyventi ir suprasti pasaulį ir kas už jo, ir patį Dievą, ir kas jame, nusivilk ir užsidėk naują. O naujas yra tikėjimo. Tikėjimo. Ten nėra jokio fizinio jausmo. Suprantat? Kitais iki logiškai net, tavo net naujas protas negali pagauti dalykų. Bet tu žinai, kad tai tiesa. Tai raštas kalba ir dvasia tau liudija. Ir sako, to laikykis. Girdit, to laikykis. Mąstyk tai. Tai reiškia, būk pakėlęs akis. Būk pakėlęs akis ir laikyk jas tol, kol nueisi. Laikyk, neleisk visokiems įvykiams ir audroms nusukti nuo kelio tave. Laikyk tas mintis sukoncentruotas. Į patį Dievą jis yra. Jis su manim, jis už mane ir man kalba ir rodo kelią ir aš seksiu juo. Mintis, akis pakeltas, mintis pakeltas. Visada, kai girdėsi pamokslauti pakeltą akis, reiškiasi mintis, nukreipki tiesą. Tai reiškiasi, mąstyk taip, kaip Dievas mąsto. Jeigu aš dabar paklausčiau, pastatyčiau ir sakyčiau, kaip tu matai savo, kaip tu mąstai apie savo ateitį, kokia jinai yra. Mąstymas, dar žinokit, ugdo, vadik, gamina, nuveda mus. Nepasakysi gamina. Kitas žodis. Mąstymas, jis sukuria vaizdą. Kuo daugiau mes mąstom Dievo žodžiu, tuo daugiau teisingesnį vaizdą mes turim, kas iš tikrųjų mums yra paruošta. Dažnas iš mūsų protą paliekam va taip daryti, ką jisai nori. Jeigu jūs paliksit savo sielą daryti, ką jinai nori, jinai nepadarys to, ką turi padaryti. Jinai pastoviai bus tau trukdys. Visą laiką neš sumaištį. Tu girdėsi iš Dievo kažkokius raginimus. Protas netau suks visai kitą pusę ir tu siubuosi. Ir tu siubuosi daug. Bet kada tu sąmoningai praktikuoji pakelti savo mintis į patį Kristų, kas jis yra, pirmas dalykas, kad jis yra. Tarkim, paprasčiausias, tu esi situacijoje ir atrodo, kur tas Dievas, iš kur jis ateis. Jis yra. Pirma, jis yra. Jis yra. Kitas iš jūsų už mane, tai raštas sako, ir jis tikrai manęs nepaliks šitoje droje. Jis tikrai mane kažkaip išves. Sąmoningas kelimas akių ar minčių į patį Dievą, tai yra mąstymo keitimas, brangieji, tai yra sąmoningas veiksmas, sąmoningas dalykas. Sąmoningas. Šiandien, ką mes matom pasaulį, žinot, ką mes matom, nuo mažų vaikų, ką matom. Pasodinam prie televizoriaus ir pasakom tai, nemąstyk, už tave pamastys. Net nesistenk atsirinkti, už tave atrinks. Nebūk racionalus mąstyme, nesver, nejung šito organo, nejung. Ir mes turim, ką turim. Suprantat? Tai yra veiksmas. Minčių pakeitimas yra veiksmas. Tai yra kaip svorio pakėlimas. Kai tau viskas į veidą šaukia, nieko nebus. Tu pakeli mintį, Dievas yra su manim ir negali, kad nieko nebūtų. Aš nežinau tiksliai, kai tai įsirutulios, bet Dieve, žinau, tu išvesi mane. Tu būsi su manim ir parodysi man kelią, aš seksiu tavim. Tai yra sąmoningas veiksmas. Jeigu tu save palieki dieną naktį mąstyti, vargšas aš žmogus, nieko nebuvo, man ir mama ir tėvas sakė, buvai žioplas, gimei žioplas ir mirsi žioplas. Ir ką aš matau, kad žioplas vis nepataiko ir nepataiko, nu čia mano kryželis man. Tikrai, kaip baisu. Nei vienam Dievas tokio kelio nedavė. Nesvarbu, kad tu girdėjai, kiek melo buvo sudėta. Dievas nei vieno nepagimdė mūsų tam. Dievas pagimdė mūsų visus pergaliai. Pergaliai. Laisviai. Dievo šloviai. Didybei. Karalystiai. Žemėje apsireikšti per tave Dievo karalystiai. Kurioje nei ligų, nei skurdo, nei nesantaikų, nei pavydo nėra. Kur joks kūniškumas nevaikšto. Kur Dievo šlovė skaičiai žydė. Ir tai apreikšt nori Dievas per tave, tavyje. Ir vienas iš pirmų dalykų, klausykite atidžiai, nes ir Paulius maldavo, sako, maldauju, Dievo gailestingų, plys. Jis sakė, maldauju, įsivaizduoju, atsistojo Paulius. Šitą supraskite, jeigu šitą nedarysit, niekur nenueisim.
Sako, Dievo gailestingumu maldauju, prašau, atnaujinkit. Galvokit, ką galvojat. Tai pasakysite. Nu bent jau pagalvokit, ką galvojat. Kai judat kely, laukdami iš Dievo, pagalvokit, ką galvojat. Kokį vaizdą piešėt, jūs to ir sulauksit. Jūs girdit? Jūs to ir sulauksit. Anksčiau vėliau, jeigu jūsų ateitis pilna žlugimo, pilna kritimo, pilna nesėkmės, pilna nesantarvės, skyrybų ir dar kažko, jūs to ir sulauksit. Žmogaus pasąmonė, mes atrodo nekreipiam dėmesį į tai, ką mes pamastom, tai, ką vaizduotį nešiojam. Prieisim prie kito, ką kalbam dar. Tai yra dalis, brangieji, kurią mes turime išmokti kontroliuoti. Tai pasakysiu, brangieji, o Dievas kontroliuoja. Aš jokios kontrolės. Halleluja, ką norėsi? Tik ką norėsi? Viską atiduodu tau. Jėzau pasiduodu tau. Ir kaip medūza plaukėjau, kaip banga pasivers. Reiškia, didesnė banga daugiau pašauksiu, mažesnė banga mažiau nusileisiu. Atiduodu tau, Dieve, kur tu? Viskas griūna, nesuprantu, žmonės eina ir mėno, aš čia tam pačiam. Supuosiu, toj pačioj bangoje. Pakilo, nusileido. Mokykimės tikėjimo kelio. Ir tau reiks būti supamu pastoviai kažkieno. Mes turim išmokti kontroliuoti savo sielą dvasia. Mes turim, klausykite atidžiai, išmokti savo sielą kontroliuoti Dievo žodžiu, Dievo dvasios vedimu. Privalom, girdit? Privalom, pradedant nuo minčių. Aš negaliu mąstyti to, ko Dievo žodis nesako. O ką jisai sako? Aš nežinau, Biblijos neturiu. Nusipirk. Aš matai, pastorė, laiko neturiu, nes dirbu. Labai daug dirbu, pastorė, tai aš neturiu kada paskaityti. Vargas. 24 valandos duotas kiekvienam žmogui. Daryk su jomis, ką nori. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš neturiu laiko. Aš visas 24 valandas turiu. Ir aš surandu laiko tam, kas man svarbu. Aš surandu laiko visada. Kas man svarbu, jeigu tai man svarbu. O jeigu tai gyvybiškai svarbu, patikėkit, iš manęs jūs mano laiko nepaimsit. Ir aš žinau, ką darau. Atnaujint Dievo žodį, atnaujint savo protą Dievo žodžiu. Dievo žodžiu. Brangieji, aš tikrai nesu legalizmo pilna, bet kiek einu toliau, išmintis vis dėlto kalba. Išmintis, kuri gyvena mano širdį, kalba, kur jūs dedat savo valandas, kokius jūs filmus žiūrit, kokias laidas žiūrit, ką klausotės, ką jūsų televizija jums kalba, ką jūsų radija kalba, ką kalba, kokius laikraščius skaitot, su kuo jūs kalbatės daug, su kuo jūs laiką leidžia, su kuo jūs kalbatės. Ir jūs pamatysit, jeigu tai nėra Dievo žodis, jūs suprasit, kodėl jums taip sunku eiti tikėjimu, kodėl jūs taip svyruojat ir siūbuojat, kodėl jūs neužaugat, tai kad nedirbat prie to. Darbas. Tu sakai, ne darbais, o tikėjimu. Malonė per tikėjimą, kokie čia darbai. Čia yra malonė padaryti šitą darbą. Tai yra tikėjimo darbas. Aš žinau, ką aš darau. Tai yra tikėjimo darbas. Aš remiuosi Dievo žodžius, sąmoningai atnaujinu savo protą, trinu juosteles, kurios man kalba melą. Girdit? Nes kitas iki net nesąmoningai, net nepastebiu, kita sena juostelė, siaubo filmo, tavo gyvenimui, tavo ateičiai sukasi. Tau bus taip ir taip, nes visada tai buvo. Tau bus taip ir taip, nes taip tėvams buvo. Taip bus tau ir taip, ta prasme, nes trinti. Tokias juosteles mes privalom trinti. Mūsų nesėkmės praeities neturi būti mūsų ateitis. Jas turim trinti. Delete. Rusiškai nežinau. Kaip? Stirėt. Vyterit. Tyryt. Vyterit. Vis tiek. Visais būdais, ką galit. Ištrinti. Tai yra sąmoningas veiksmas, brangieji.
Girdit? Tai yra sąmoningas. Dabar tu galvoji, tu dabar gali sėdėti ir galvoti visiškus niekus. Ir čia nieko negirdėti. Suprantat? Štai tavo dalis yra prodama, čiukš, tu sėdi čia ir klausai, ką Vilma sako, nes Dievas tau prabils. Suprantat? Mintys mūsų turi paklusti mums. Jos neturi daryti betvarkės mūsų galvoj. Jos turi paklusti Dievo žodžiui ir Dievo dvasiai, kuri gyvena mumyse, girdit. Kitokį tas protas išprotės. Iš tikrųjų, kiek visko vyksta, čia nesuprasi košė. Visur mes turim kontroliuoti, mes turim disciplinuoti save, savo sielą. Ir čia užtat ir sako, pasilikite tame tikėjime. Tikėjime reiškia pakėlė mintis, savo sielą pakėlė, savo mintis į Dievą, į jo žodį, ką jisai kalba. Klausydami, ką dvasia mums liudija. Ir sąmoningai sukdami naują juostelę. Manęs laukia sėkmė. Nes Dievas sėkmės Dievas. Aš nepakartosiu tėvų klaidų. Aš juos laiminu ir atleidžiu. Aš turiu savo kelią. Aš neprivalau gyventi, kaip tėvai gyvena. Jeigu man tai nepatinka, aš neprivalau. Tad yra minčių lėmiai pirmas žingsnis. Aš galėčiau iki rytoj ryto apie tai kalbėti, nes ant tiek tai yra svarbu. Tikėjime, kada mes judam tikėdami Dievu, pirmas dalykas, atnaujinam protą ir laikom jį atnaujintą. Neleidžiam tiems vėjams pakilti. Atsiminkite tą įvykį, kada Petras buvo pakviestas eiti vandenį. Atsimenat, skaitėt. Buvo audra, buvo siaubas, mokiniai laive tame ir jeigu žvejai bijo tos audros, tai reiškia buvo rimta audra. Jeigu Vilma ten būtų bijojus tos audros, galbūt truputėlį pabangavimas, bet jeigu žvejai bijo tos audros, ten buvo audra, ten buvo tai, kas viskas kažką daryti. Ir jie šaukėsi Dievo. Ir jie pamatė ateinantį Jėzų. Ir pagalvojo, kad šmėkla, žinot, kai jau siaubas, o Dieve, dar ir šmėkla prie visą siaubą. Reiškia, ir tai baisu, ir dar šmėkla, o mesgi Dievo vaikai. Ir Jėzus sako, nebijokit, čia aš. Ramiai. Petras žiūri, tikrai Jėzus. Jėzau, jeigu tu čia pasakyk, kad aš ateičiau. Čia tik Petras taip galėjo. Čia jau audra, žvejai skęsta laive, o dabar prašau, plyską man, aš galiu pas tave ateit gal. Sako, jeigu čia tu pasakyk man, kad aš galėčiau ateit. Sako, jeigu čia tu tar man. Sako, gerai, ateik. Ir Petras išlipo iš tos valties. Aš nežinau, jūs kai nors įsivaizduojat, koks tai vaizdas, bet viskas siubavo. Tingi audra toliau. Viskas siubavo, visi užsikabinę ten laikosi. Petras ropšėsi išprotėjęs, tikrai. Kažkas paklausė, sako, kur atskirti? Kaip atskirti tarp tikėjimo darbų? Kur skirtumas yra tarp tikėjimo darbų ir išprotėjimo? Aš nežinau. Aš daug ko pataisysiu šitą. Suprantat, kad kai kada tai atrodo, gali būti, kad išprotėjimas. Petrai, sėdėk ant valės, ar yra šansų, kad kažkaip išplauksim. Kur tu čia ant vandens? Taigi, Petrai užsupo. Užsupo, Petrai visai. Jis sako, ateik. Jis išgirdo iš pačio Kristaus šaukimą. Ir tuo metu jam reikėjo atnaujinti protą, patikėkit. Nes tuo metu sakė, Petrai. Petras sako, taigi Jėzus man sako. Taigi man dvasia liudija tai daryti. Taigi čia Kristus stovi. Čia ne šmėkla. Čia ne bet koks žmogus, čia ne Jonas, kur nors ką nors sujokavęs, prisirišęs vaizduoja. Reiškia, čia Jėzus pats Dievas. Čiagi Dievas, čia Dievo žodis, čia yra tvirta atrama. Ir jis mane šaukė, jis ragino mane konkretų veiksmą daryti. Ir jisai tikėdamas žengė tą žingsnį. Ir stebuklas ir tas, jis ėjo vandenį. Kai kažkas sako, kaip jis ėjo, įdomu nuo bangos, ar bangos, žinai, kaip pakyla. Šiaip detalės. Bet įdomu, gyvenime, kai einam tikėjimo, visai būna. Ar jis taip, žinai, tarp tų bangų, kaip tiem. Praeina, reiškia, aš nežinau.
nežinau. Gal ir taip, bet jis ėjo. Tai vandeniu. Ir neskendo. Jis prieš visą... Visi fiziniai dėsniai tuo metu neveikė. Neveikė. Žinot kodėl? Kad tikėjimas veikia. Taip ir mūsų gyvenime. Jis pradėjo eiti. Ir jis pradėjo eiti. Ir vargšas Petras. Šaunuolis Petras. Apsidairė. O viešpatie. Ką čia veikiau? O Dieve, čia tokios bangos. Ir pradės jas. Ir Jėzus nesakė, ir su galais, dar turi 11. Ne, jisai pasilenkė prie Petro, nes Petras, Jėzau, vienintelio, ką reikia, kai jau nieko nesupranti, visai tik vieną, bet Jėzau, padėk, jeigu nieko daugiau tam kely daugiau nesuvoki, tik tiek ir tiek, užteks pradžiai. Ir jis pasilenkė, ištiesė ranką, ištraukė Petrą, sako, ko suabejoji, reikėjo iki galo taip eiti. Kas tas suabejojai? Jis kairėjo, jis visą laiką žiūrėjo į Jėzų. Ir jis nematė audrų. Tuo pat metu visi sakė, kvailys tu visiškas. Dievas tau kalbėjo. Pažiūrėk, kas darosi tavo gyvenime. Pasižiūrėk, kaip supa, pasižiūrėk, kokios audros, jokių ženklų prošvaistai, jokio saulės prašviesėjimo. Viskas šit kuo toliau didesnės. Koks tau Dievas kalbėjo. Ir jam visi tie dalykai prausis praeidavo, jis nekreipė dėmesio. Jis mąstė, Dievas mane šaukia. Bet vieną dieną atėjo vienas išmintingas brolis ir sako, Petrai, matėme tokių tikėjimų čia. Aš porą jų mačiau. Labai pabaiga baisi. Tu geriau dabar, žinau, kažką daryk, nes jeigu tai drąsinsiesi toliau. Man gaila tiesiog tavęs. Broli, myliu tave visus. Aš už tave. Ir Petras. Tikrai. Ką aš čia darau? Praregėjo, akis atsidarė. Ir pradės kas? Ir vėl grįžo baimės, depresija ir siaubas. Ir žmogus atsisėdo vėl. Bet Jėzus atėjo ir dar kartą pakėlė. Žinot, ką raštas sako? Ir jie abu su Petru, Jėzus ir Petras, grįžo gal į valtį. Ne ant tiltelio ėjo. Ne tilteliu jie grįžo. Suprantat? Vandeniu atgal į valtį. Jėzus gal nešė jau įvykius. Labai baisu, gal nešė, gal ant pečių užsidėjo, gal ranką turėjo, o gal tiesiog šalia, aš nežinau, bet jie abudu parėjo. Atgal į valtį, vandeniu. Nebuvo toj vietoj, gerai, Petrai, gerai, aš čia tau dabar prieplauką padarysiu. Nereiks tau daugiau stovėti ant vandeniu, kada eiti iki pergalės. Ne, sako, ką man stokis, matai šitą man vėl einu, žiūrėk mane. Sek, aš sakysiu tau į kurią pusę. Suprantat? Kai kada tikėjimas atrodo tikrai, Dieve, tu plauki visiškai prieš srovę. Aš jau esu regėtoja svajotoja. Aš jau dabar specialiai pasikviečiu kai kurios žmonės, kuriais pasitikiu, sako, pažiūrėk, aš neišprotėjau. Aš tau pasakysiu, ką aš dabar svajoju. Ar viskas man gerai, tu pasižiūrėk iš šono. Bet kuo tu daugiau pasilieki žiūrėdamas į Kristų, Dievo svajonės pradeda atsidaryti tavo širdį. Ir tu, kada praeini, aš keletą kartų, žinokit, kada praėjau tam tikrus dalykus, aš atsisukau, o Dieve, ką aš ten dariau? Kaip aš tai galėjau? Aš tai tikrai negalėjau. Tai neįmanoma. Bet galėjau tuo metu, kol akis buvo pakeltas į Kristų ir aš siekiau jo nuorodą. Aš žinau, kad Dievas yra su manimi, jis yra ir jis kalba, jis konkrečiai, specifiškai mane veda. Ir tave dvasia liudija į kairę, į dešinę, elementariuose tokiuose praktiniuose dalykuose. Dar vieną, niekada šitos vietos nebuvau taip panalizavus. Ir tave, kai žiūrėjau, aš jums papasakoju, nes aš pati tiek juokiausi, galvoju, Dieve, jeigu dabar man taip reikėtų, kaip įdomu atrodytų. Gerai, atėjo, reiškiasi, mokiniai,
Jėzus jau krūvelė ta žmonių, organizacija krikščioniška susikūrė, dar ne bažnyčia, bet grupelė krikščionių. Ir Petras pasižiūri, nėra pinigų, už ką sumokėti mokesčius valstybei. Reiškia, ateina vieną rytą pas Petrą muitininkas ar ne, pinigų rinkėjas, sako: Petrai, susimokėt? Neturiu, bet aš pas Jėzų naisiu. Nueina pas Jėzų. Jėzau, šiaip laikas mokesčių, mūsų piniginiai vėjai švilpia. Ir reikia susimokėti, jau rytą šiandien pas mane rinkliava atėjo, reikia susimokėti. Jėzau, ką darom? Jo, sako, viskas tvarkoj. Eik tenais, užmesi meškerę, pagausi žuvį, žuvį ten bus moneta, pasiimk ir sumokėk už mus visus šiaip, užteks tam, tai moneta padengs viską. Kaip greit taip žiūrėt. Bet čia Biblijoje užrašyta raštų istorija, taip? Aš kažkada skaitydavau kaip pasaką, aš galvodavau, žinot, kaip tą pasaką, auksinė žuvelė pagavo. Jau taip įdėkai mane vis man panorėjus. Reiškiasi, bet aš galvoju, čiagi ne pasaka. Taigi čia ne pasaka, čia iš tikrųjų čia Dievo žodis taip sako. Kai kada gerai patikrinta dar vis teikim. Ir aš taip įsivaizduoju, kaip ten buvo. Aš tiesiog papasakoju, čia ten neužrašyta, bet aš iliustruoju. Čia aš taip įsijaučiau. Ir Petras, tu Jėzau, tikrai? Aš teisingai supratau, aš einu tą tvenkinį, ar ne, pasiimu meškerę, taip? Tu man taip sakai. Užmetu, ten žuvelį užkimba, išsiimu ten tą pinigą ir einu sumoku. Taip, jau, viskas teisingai. Prašau, judėk. Kai jie kalbėjosi, ten iš tolo Jonas žiūrėjo, ten kažkoks rimtas pokalbis vyksta, reiškiasi. Petras taip tyli, kad tik kas neužklaustų. Aš gerai. Nuėjo į savo kambarėlį, ten, kur buvo visas meškeres, jis jau nebežvejys. Jis jau žmonės žvėja, bet turėjo vis tiek ten pasidėjęs mažą ką. Reiškiasi, ir įsitraukė vieną meškerį. Sėdėjo ten kiek įmanoma nematomų būdų. Ir žiūri, Jonas ateina. Bandė pabėgti, kad nesigavo. Jonas sako, ką ten jisai sakė? Ką tu darai, Petrai? Kur tu eini? Sakė, mes daugiau nežvėjosim, jau mes žmonės žvėjosim. Kam čia tu ta meškerė? O ką tu Jėzus ten mačiau kalbėjo? Ką tu čia darai? Petras, meluoti negalima šiaip. Dabar turiu pasakyti tiesą tikriausiai. Jėzus man sakė ten. Jonas tikriausiai. Matot, kaip kitas iki gali atrodyti kvailai tikėjimas? Jo, Petrai. Jo, eini žvejot. Žuvį, į pinigų ten. Buvai sekmadienis ir lastelė tikriausiai vaikštikas. Aišku, tai su Biblija pradėjai skaityti aktyviai. Bet faktas yra tas, kad Petras vis tiek nuėjo. Ir jis padarė tai, ką tikėjo, kad Dievas jam rodo. Jis turėjo išlaikyti savo mintis šviesiai. Jis turėjo akis laikyti pakeltas į Kristų. Aš tikiu, kad Dievas parūpins ir tai yra jo kelias ir būdas. Nes taip, kaip Dievas pasirūpina, dažną kartą atrodo nelogiškai. Jeigu aš jums pasakočiau, kiek pas mus, tarkim, jeigu finansiniai, ypač finansiniai, tam tikrie aprūpininkai, aš galvoju, viešpatie, tikrai, tai nebūčiau sugalvojus nie per kur. Ir visai ne taip pas mane logiškai atrodo. Ir čia, ir jis nuėjo, ir jis ištraukė tą monetą, ir jisai sumokėjo. Ir ta atkarpa, nuo tos akimirkos, kai jis užklausė pas Jėzų. Ir kai Jėzus jam prabilo, jis greičiausiai pasigailėjo, Petras, Dieve, būčiau geriau ką nors sugalvojęs kitaip. Dabar aš žinau, jeigu atėjo iš Dievo žodis, aš turėsiu nusekti, nes tai yra kelias.
Bet tas periodas, klausykit, nuo aptikimo, kad ižde nėra pinigų ir gavimo pinigų, buvo svarbiausias Petro gyvenime. Buvo svarbiausias. Čia brangingi tuos laikus. Petras, nuėjęs tą kelią, jis niekada neliko daugiau toks pat. Ko ten pasivyko, galite įsivaizduoti. Jeigu man sakytų, Petras, kaip atsistoja, jo, Dievas, Jonai net nesugalvos, o čia atmeškė ir čia nebūna taip, ir mes kai einam kitais iki Dievę, kovoji tą tikėjimo kovą, kad tik neužklausta kas nors, kas nelaiku. Ir tu pastoviai laikai tas akis pakeltas, pastoviai tu budi, kad jos nenusisuktų kitas iki į tavo supratimus, ar į kažkokias audras, ar kažkokias situacijas, ar išorinius veiksnius, ar į žmonės, kurie kalba kitaip, kad jos būtų pakeltas iki pabaigos. Girdit? Nueiti iki pabaigos, kiekvienoje vietoje tikėjimo yra iššūkis. Yra iššūkis, sako, tikėjimu ir kantrybė paveldimi pažadai. Dar vienas momentas, kada laiko atmintis pakeltas į Kristų, yra labai svarbu kalbėti savo teisingus dalykus. Apie tai kalba Jokūbas, jis aiškiai Jokūbo 3, nuo 1 iki 12, apie tai kalba apie žodžių jėgą ir svarbą. Sako, liežuvis yra tas mažas narys, bet jisai visą kūną pakreipia kaip nori. Yra moksliškai nustatyta, kad kalbos centras, kuris yra mumyse, liežuvis, kuris įgarsina visą tai, mintys mūsų įgarsintos, jos pakreipia kūną taip, kaip nori. Jeigu tu pastoviai savo kartosi, aš pavargus, aš taip nuo visko pavargau, aš pavargau, aš pavargau, aš pavargau, aš pavargau. Aš tau garantuoju, tu po pusvalandžio neturėsi jėgų. Taip yra. Arba pirmi simptomai, gerklę pradėjo graužti. O, gripas. Sirgsiu. Dabar pasiruošiu sirgti. Kūnas pasiruošiu sirgsiu. Jis tai sakė, sirgsiu. Taip yra. Yra mediciniškai nustatyta, kad juk nekalbant apie Dievo, juk nekalbant apie tikėjimą, kurį jis mums pakelia ir parodo, kad žmogus teigiamai nusiteikęs ir kalbantis teigiamai ligoj, paprastai išsveiksta, nežinau, kiek procentų greičiau negu bet kuris kitas. Tai yra detalė, bet tai yra svarbi. Ir Dievas sako, siela, jinai turi išsigelbėti, jinai turi pasijungti jūsų mintys, jūsų emocijos, jūsų valia turi pasijungti man. Taip kaip aš veikiu, taip kaip aš kalbu, taip kaip aš darau. Taigi tikėjime yra be galo svarbu, dar pabaigdama pakartosiu, yra mintys suderintos su Dievo žodžiu, reiškiasi mąstymas taip, kaip Dievas kalba į tavo situaciją. Jeigu nežinai, kaip kalba, turi susirasti bet kurios situacijų, kuriuose, ką Dievas kalba, jo žmonės taip kalba, žinios ten taip kalba, mokytojas taip sakė, tėvai taip, o ką Dievo žodis sako šito klausimu? Susirask ir suderink savo mintį su tuo, su tą mintim. Antras, kalbėk savo žodį. Kalbėk savo žodį. Kalbėk savo žodį. Vilme su dievais kalbi, boda su savim kalbi. Rimti reikalai. Sau, Dovydas parodė kelią, sako, sau, tu mano siela, ko sumišai visą, ko išsigandai, tu šlovinsi Dievą, supranti, Dovydai. Pirma, šią rytą šlovinsi, man neįdomu, kad tu taip nesijauti. Tu eisi į bažnyčią ir šlovinsi Dievą. Ir jis turi paklust. Jis turi paklust. Mano mintys ir mano emocijos turi paklust. Ir jeigu pastebėjot, ir jūs visi greičiausiai žinot, mintys ir emocijos yra be galo glaudžiai susiję. Be galo. Tu net nejauti, kur mąstai, kur jauti. Taip viskas persipinė. Ir jeigu mintį keisi, aš tau garantuoju, emocija keisis. Labai greitai.
Jeigu tu mastai ne Dievo žodžiu, tai yra baimė, visais surišimais, faktais, tam tikrais baimėm. Jeigu žiūri tik tai tas žinias, kas pasaulyje vyksta, kaip visus žudo, kaip visus tai vat išleisi į gatvę vaiką ir negalėsi mėgoti be migdomųjų, ta prasme kažko. Ne, mąstykit Dievo žodžiu, kalbėkit Dievo žodį. Ir jūs pamatysit, kaip emocija nauja pakils. Nauja, laisvė ateis. Viskas gerai. Toj laisvėj, klausykit atidžiai, jūs pradėsit girdėti labai asmenišką jums Dievo liudijimą, Dievo dvasios, kuri gyvena tavyje liudijimą, vedimą. Ir kai rašte žiūrit, daugybė ligonių buvo ir visi atėjo pas Jėzų, tai vat keliam akis į Jėzų. Ir visiems jiems atsakymas buvo kitoks. Dvasia kitaip paliudė, kitaip vedė. Visus neregius išgydė kitaip. Visus lošus išgydė kitaip. Tai buvo labai asmeninis ir specifinis vedimas. Ir jeigu tu pirmiausia nuramini savo protą, kas yra mūsų, kada sielą pajungiam dvasiai, protą nuraminam, reiškia, emocijos tada nurimsta. Mes pradėm girdėti aiškiai Dievą, kuris iš vidaus liudija. Ir tada mes sekam konkrečiu paraginimu į tą situaciją. Darom veiksmą. Nes tas pats Jokūbas sako, tikėjimas be veiksmų yra miręs. Jis negyvas. Tai, kas turi pasireikšti, nepasireikš tol, kol sėkla nepasiek žemės. Tol, kol nebus tas veiksmas padarytas. Įsivaizduok, Petras, jis gavo iš Dievo nurodymą. Bet jis nebūtų nuėjęs. Jis galėjo nenueit. Ar jisai būtų tą pinigą radęs? Nebūtų. Ir gali sakyti, Dieve, tai kur aš tikėjau? Aš tikėjau, tu man taip sakėjai. O ar tu tai padarėjai? Mes ir eisim į pabaigą čia jau. Taip, tai jau išgirdai, tu nuraminai protą, emocijos nurimo. Ir Dievas tau rodė kelią ir kalbėjo. Jis tau kalbėjo. Ar tu tai padarai, kaip jis kalbėjo? Tai jeigu nepadarai, tu ir nežinai, kaip iš tikrųjų turėjo pasireikšti Dievo šlovė. Grįžkite, aš žinau, kad yra malonė Dievo. Daugelį iš mūsų grįžti į tuos Dievo žodžius pasakytus. Nes kai jie pasakyti, jie negrįžta atgal. Jie laukia, kol bus sujungti su žeme. Suprantat, grįžkit, padarykit tos veiksmus ir jūs pamatysit Dievo šlovę. Petras galėjo neiti. Petras galėjo nemeškeriuoti tenais. Jis galėjo, bet jis tai padarė. Kad ir kaip kvailai atrodė, jis padarė. Ir dar vieną momentą pasakysiu, įsivaizduokit tai. Petras nuėjo meškeriuoti, Jonas iš šono viską stebėjo. Pasikalbėjo, matė su Jėzus. Pasimė meškerę, taip, atsisėdo prie to tvenkinio, užmetė. Ištraukė žuvį, ten kažką iškrapštė. Pinigai! Nuėjo, susimokėjo. Ateina Jonas, sako, žinau ką daryti. Pasiėmė meškerę. Atsisėdo į Petro kėdę. Užmetė. Laukia. Kaip čiuvelis, didelis ir mažas. Dainavo tokias dainas, aš kaip maža būdų dainuodavau. Nes su tėvais žuodavom žvejoti tokių mažyčių žuvelių ir taip dainuodavom su sesė. Kaip žuvelis, didelis ir mažas. Tai va, kai taip elgėsi, taip ir atrodai. Jeigu bandai atkartoti kažkieno stebuklą, neišgirdęs pats, tai tas sėdi ant krantelio Vilnių, kaip žuvelės, didelės ir didelės, su auksiniais pinigais, su auksiniais dantim ir kažko dar. Reiškiasi, manis nekalbėjo pasiimti meškerę. Nesvarbu, kad ir kaip protas atnaujintas. Bet jeigu jis man nekalbėjo, vardas man, kažką darysiu, nes tu padarei ir tau pavyko. Tu va tai padarei ir tu išsveikai. Tu va tai padarei ir tu skolas visas atidavei. Tu va tai padarei, bet man tai jis nekalbėjo. Aš lauksiu tol, medituosiu Dievo žodžiu ir kalbėsiu Dievo žodį tol, kol sėkla iš Dievo ateis į mano širdį, taip kaip atėjo Petro širdį, taip kaip atėjo kito žmogaus širdį ir aš elgsiuosi taip, kaip jis man rodo ir aš turėsiu savo pergalę, kurią man Dievas yra davęs. Kaip viskas paprasta? Paprasta ir nesijuokit, paprasta. Pabandykit tuo gyvent. Ir jūs pamatysit, kad tai paprasta. Nesiblaškykit. Nustokit bėgioti kairį dešinį. Nurimkit, atsiverskit raštą. Patikėkit, kad Dievas kalba, kad Dievas yra.
Nekreipkit žvilgsnį į jį, laukit, medituokit Dievo žodžiu. Nekalbėkit tą, ką kalba jūsų kaimynai, tik tai arba net gimėt bendradarbiai to pačiu liežuviu kalbėti. Ne, kalbėkit Dievo žodį. Dievo žodį ir laukit iš jo. Ir jis pagimdys jumise tai, kas turi įvykti. Saugokit liežuvį. Saugokit ir baigsiu taip vieną juokingų tokį pavyzdžią apie liežuvį. Kai vienas žmogus, brolis mūsų atgimė, prieš tai jisai labai keikdavosi. Kokia buvo, taip sakė jisai, 4 žodžiai keiksmažodžiai, 1 geras. Maždaug taip ir jis nepadidina. 1 geras, 4 keiksmažodžiai. Tai aš apie keiksmažodžius jūs nekalbu, ta prasme, paprastų žodžių užtenka, kad prakeik save. Ir jis kai atgimė, pirmas dalykas, kas įvyko, iš jo buvo patraukti keiksmažodžiai, stebuklingai. Ir jisai pasako, sako, grįžau kitą rytą į darbą. Jisai dirbo, nežinau, armijoje ten ar kažkur, nežinau. Reiškia, jisai grįžo ir aš, sako, pradėjau kalbėti ir tokia kalba buvo. Labas rytas. Nes 4. Arbatos pasidarysim. Tai šiandien. O tas vakarą. Kodėl pasakoji tą? Va taip yra svarbu žodžiai, kad Dievas kitais gamtušikas neišima to, kas negriautų mūsų. Bet jeigu tikitės, kad visada tas stebuklas įvyks ir staiga persiorientuos jūsų kalba, aš jums garantuoju, kad taip nebus. Tai mūsų darbas, tai yra mūsų darbas. Aš tą pavyzdį paimu tik dėl to, kaip juoka, kaip ką, bet taip yra svarbu tie žodžiai. Mintys, žodžiai ir veiksmai. Mąstom kaip Dievas, kaip Dievo žodis, kalbam kaip Dievo žodis ir elgiamės tai, ką Dievas rodo. Visa krikščionybė. Gyvenk taip ir aš tau garantuoju pergalę ir Dievo šlovę. Nesvarbu, kur tu bestovėtum. Nesvarbu. Amen. Amen. Šitoje vietoje sustojame, ateikit muzikantai ir aš labai